Ar galiu sau leisti pailsėt? Tiesiog sekmadienį nieko nedaryt. Kad šeima aptarnautų, vyras valgyt gamintų, paduotų, stalą padengtų. Vaikai, kad patys susitvarkytų. Neįtvarkyt namų. Nieko, tiesiog vieną dieną per savaitę tiesiog pailsėt. Ar gali sau tą leisti? Ir šitas klausimas būtent labiau yra moterim, todėl kad kažkodėl moteris negali leisti sau pailsėt. Tiesiog negali leisti sau išsigulėti vieną dieną. Ir kodėl? Nes viskas sugrius. Namai bus nesutvarkyti. Vaikai, vyras mirs iš bado per vieną dieną. Nes reikia. Ir čia dažniausiai būna žodis nes reikia. O ar tikrai reikia? Kada jūs tikrai leidžiat savo pailsėti? Ar tik tai tą valandą laiko, kai jūs galit sau leisti nueiti į masažą? Arba nagus susitvarkyti? Ir tai ten ko greičiau padarykit, nes aš skubu. Kodėl moteris nustojo sau leisti tiesiog būti? Moteris nėra robotas. Čia yra gyva būtybė. Ir jeigu aš kaip moteris nesimėgauju gyvenimu, tai aš negaliu ir kitiems leisti mėgautis. Nes šeimoj būtent nuo moters tikrai labai daug priklauso. Nesakysiu, kad viskas, nes tikrai ne viskas, bet daug priklauso būtent nuo moters, nes moteris yra ir net tradicijos yra per vestuvės, būtent moteriai įteikti aukurą. Ir moteris yra aukuro, namų aukuro saugotoja. Ir tai reiškia, kad aš sušildau, aš apšviečiu ir taip aš duodu energijos kitiems, vyrui, vaikam, draugams, tėvams. Bet kaip aš galiu apšviesti, jeigu aš neturiu tos šviesos? Kaip aš galiu sušildyti, jeigu aš pati šalu? Ir būtent kodėl aš neleidžiu savo net vienos dienos pailsėti? Kodėl aš visada skubu? Tai aišku, pirmas dalykas - mūsų gyvenimas. Sistema taip sukurta, kad mes kaip tie žiurkėnai bėgam ir tikrai labai sunku sustoti, kai visas pasaulis bėga, nes net būna kartais pradedi stot ir tu jauti, kaip tave stumia į priekį. Tiesiog pasaulis tave stumia. Bet ar pasaulis gyvena jūsų gyvenimą, ar jūs pati? Ir sustoju, o tada prasideda vidiniai dialogai. Kaip tu gali sau leisti, taigi tau reikia padaryti, taigi tu turi būti geriausia, tai pas tave namai turi būti švariausi, pas tave viskas turi būti geriausia ir pačia. Ir būtent tie vidiniai dialogai tai yra įdėtos mums programos tėvų, mamų, senelių, sociumo, kad tu privalai, tu turi. O kur aš noriu arba aš nenoriu. Ir kažkada jūs pavargsit. Stresas, jūs pradėsit rėkti, jūs pradėsit būti pastoviai nepatenkinta, jūs pradėsit būti reikli, suirzusi. Žinot, kaip iš fėjos patampama ragana. Ir tai ne va taip patampama. Čia tikrai reikia truputį laiko, kai aš leidžiu iš fėjos, kad mane padarytų ragana. Bet ar man patinka raganos vaidmuo, ar aš visgi noriu būti ta fėja? Ir būtent darbas tam, kad nejaustumėt suirzimo, pykčio, kad nebūtų to bėgimo, lėkimo beprotiško, o kad jūs tiesiog mėgautumėtės. Kad paimtumėt kavos puodelį, neeitumėt pasivaikščiot kažkur ir bėgte išgertumėt kavą, o tiesiog atsisėstumėt ramiai ir aš mėgaujus tą kavą. Aš mėgaujusi pyragėlių, aš mėgaujus pokalbių, prisilietimų, apkabinimų.
vaiko žaidimų, vaiko juokų. Aš mėgaujuos gėlėm, kurias man įteikia vyras. Ir sunku sustoti tikrai kartais ypač pačiai sunku, ypač šiais laikais. Bet jeigu jūs norit visgi iš tos raganos grįžti prie fėjos, tai tikrai galima padaryti, jūs tikrai tą galite padaryti. Tiesiog žinių trūkumas, kaip tą padaryti ir įpročių. Ir pradžiai dažniausiai reikalinga ta ranka, kuri jums padės. Einam kartu, kuri jūs prilaikys. Nes jeigu aš jau stoviu ir manęs nestumia tas gyvenimas, pasaulis į priekį, tai reiškia, aš jau stoviu ramiai ir stabiliai. Ir aš galiu paduoti ranką kitai, kad ją sustabdyt. Aš ją sustabdysiu, jinai galės kitam padėti. Taigi, moteris, tuo labiau artėja kovo 8. Pabandykit prisiminti, ką reiškia būti fėja. Kai kurios gali pasakyti, kad aš išvis niekad nebuvau fėja. Buvote, kiekviena iš mūsų buvo maža mergaitė. Taip jau, gal paauglystėj, jau galima buvo pagalvoti, kad aš jau tenai buvau ragana. Nes tiesiog susiklostė tokios aplinkybės, bet jūs buvot maža. Ir koks gyvenimas ten bebūtų, jūs iš savęs buvot ta fėja. Tai reiškia, jumise tikrai yra tas jausmas, o ką reiškia būti fėja. Kiekviena iš jūsų gali patapti. Sustabdykit beprotišką pasaulį, tą beprotišką greitį. Nes mes nesam arkliai. Mes nesam tie ristūnai, kurie bėga tam, kad bėgt. Nes tie ristūnai irgi turi, nežinau kaip tiksliai vadinasi, tas tokias uždangalus kažkokius, kad jie nematytų, ką šone darytųsi. Nes tada net ir tas ristūnas, jisai, wow, ten yra žolė, ten yra obuoliukas, o ten dar kažkas. Ir jisai nebėgs link to finišo. Tai nuimkit ir jūs savo va šitas uždangalas. Tiesiog apsižiūrėkite. O kur jūs esat? O kokią aplinką savo jūs sukūrėt? Ir kokią aplinką jūs sukuriat kitiems, kurie yra šalia jūsų. Nes nuo kiekvienos iš mūsų tikrai labai daug kas priklauso.